Pasaka, kaip ėriukas ir ožka žaidė mokykloje. Seniai neatmenamais laikais gyveno ožka ir ėriukas. Jiems visados buvo įdomu apžiūrėti naujas vietas. Jie buvo labai drąsūs, todėl buvo apvaikščioję visą miestą. Vienintelė vieta, kurioje jie nebuvo apvaikščioję, tai buvo mokykla. Jie sugalvojo šią dieną ją aplankyti. Jie ėjo, nuėjo prie mokyklos ir pamatė gitarą, kuri stebuklingai skambėjo, nes tai buvo stebuklingoji gitara, kuri groja labai gražią muziką, gražiausia visame pasaulyje. Toliau jie nuėjo, pagalvojo, gal galėtų gražiai pagroti su gitara. Grojo ir pavadino savo kūrinį Morka. Tada jie nuėjo toliau ir jau buvo mokykloje. Matė, kaip vaikai šventė gimtadienius, o tam, kuris šventė gimtadienį, jam padovanojo skruzdėlę. Buvo labai keista, bet patiko ožkai su ėriuku. Jie ėjo ir kada vaikai jau išėjo, nepastebėjo ėriuko ir ožkos, jie nuėjo prie pat stalo ir pamatė tortą, bet nežinojo, kuris suvalgys. Todėl jos pykosi. Ir tada galiausiai iš niekur atėjo hiena ir pasakė, kadangi jūs pykstatės dėl torto, aš jį suvalgysiu. Ir tada hiena suvalgė tortą, o ėriukas ir ožka neliko su kuo. Bet jie atrado būdą, kaip pamėgti hieną ir jie tryse draugavo. Ir šios pamokslas yra, kad kur du pešasi, trečias laimi.